Nu, ne taip iki galo pašildau. Va, kad nebūtų per daug karšto toks, laskuva. O, sveista. Nu, matot, jau vis tiek aš taip stengiaus rokautais, kad žmonės suprastų. To nuimsiu. Aš taip stengiaus rokautais, kad žmonės suprastų. Jeigu aš trop netikrą rokaučiau žemaitišką, jau būtų problemų. Bet kadangi aš gerbu savo klientus, katrai yra mano idėja, aš čia valgaus pagarbę. Va, pasakosiu taip, kad suprastų. Va, biškis sveistas. Matot, per daug negal būt pakaitins. O to ir biškitėlis. Nu, va, matot. Jeigu nataponį važiuoti, įsivaizduojate, ir nesispyriau. Reiškia, mokėjo gražiai kalbėti. Jo, mokėjo. Mokėjo, 89. 89 atsidūriau Jonavos. Va, dabar dedu droską iš karto. Kas tai reiškia? Droską. Čia jau baig tarptautinis. Į Latviją suprantu. Va, nu va, ir dabar čia yra auginta smetona. Va, jam išaukšta smetonas, dedi sveista. Ir sokyva. Nu va, 89 metas, kad atsidūriau Jonavo, aš taip myslėjau, kad su kastinis sok, nu, visų Lietuvo, visi moks. Ir ką atvažiavau čia, biškai apsipratau, ponis klaus, sakau, o pas jumis čia ir kas mok kastinį sok. Ne, sako, pradėjau darbį klausinėti, žmonės net nežino, kas tas yra iš tikrųjų. Nu. Ha, galvoju, nu gerą, to kart sakau, aš jums suteiksiu progą pakaštavoti tų kastinį ir žinosit, kas tas yra. Matot, kas buvo anksčiau didelė gera, kiekvienas miestas turėjo savo peininį. Ir tas smetona buvo baisiai gera, nes ten buvo, nu kaip, grietinėlė rauginta natūraliai be jokių priedų. Taip nenuimdavo, nepadaryti tokius baltus, ten buvo gražiai, gera, reibi ir aš ką pamėginau sok, man puikiausia gavosi. Nu ir ką, susukau aš to kastinį. Atėjo draugo iš darbo bendradarbė, pakaštavoju ir te po biškį pradėjau sokt kastinį. Pradėjau užsakinėti. 9 metas išaukšta tų. Tam senam univermagi, kur dabar į Vilniaus bankas, kiek metų naudoju. Nu ir spaustuvą. Nu ir te prasidėjo mums tokiema karjera. Va. Būdavo užsaka, pradžių neėmiau pinigų, paskui pinigus pradėjau imti už darbą, galvoju, steikiau. Nu, praėjo kiek tai laiką, sužinojau, kai tokias Kazioka mūgis. Vilnių, ten Kaune. Skambinu organizatoriams, sakau, aš moku sokt kastinį, ir norėčiau atvažiuoti prekiauti su vis. Ani net apsidžiaugi, dar to kart nebuvo krautuvės kastinį, kaip dabar, kad jiem, tu valdišką, nebuvo. Sak, atsiūs dokumentus, ir to kart galėsit, mes tau dausiam veitą, gerų veitų, sak, galėsit prekiauti. Paskui kokius dokumentus reiktų kastiniau, sak, maistą tvarkymą. O aš neturėjau. Aha, sužinojau, kad čia veterinarijų galima gauti tuos popierius. Nu, tai veterinariai. O ką atvažiavau į Jonavą, susipažinau su tokiu žmogu. Pasirodė, kad ons tos veterinarijos direktorius atseit. Nu, bet kol aš sugalvoju pas nuėjęs, nu, aš drausę, žinau, tai darau kabineto duris, sėdama. Aš žinau, kad sekretorė, žinau. Sakau, kur direktorius, ant sak, aš direktorius. Ai, sakau, nu, kokiu klausimu, sakat man,
Sakau, aš noriu sukt kastinį. Anu sako, suku, kas tau neleidžia. Sakau, jūs netep suprantat. Sakau, man reikia dokumentų. Maisti tvarkymą, to pažymėjimą. Nu taip, sakau. Ana sako, o tu karvį turi. Sakau, dar neturiu. Tai ne ūkininkas. Nu sakau, dar ne. Ana sako, to, kad problema, sako, tu negalėsi. Sako, tu sukti gali, vaišinti gali, bet į mūgę ir niekur kito neišvažiausi. Nesakau, man taip netik, man reikia dokumentų. Nu, tai sako, į korkūkį ateisi to, kad sutvarkysim. Nu, aš išėjau iš tos veterinarais. Dabar galvoju, kaip čia susitvarkyti man tos popierius. Aišku, dar čia ragožių neturėjom. Gyvenom botė ir sodą turėjom. Tai kur tas karvas laikyti? Nu tai va. Aš taip primečiau, sakau, čia taip staigiai nesorganizuosiam, bet man vis tiek jau rūp susitvarkyti. Ir kur jūs myslėjate? Mano pati pirmoji karvė Jonavos čia rajone buvo nuomota. Įsinuomavau karvę. Kadangi turėjau išsilavinimą žemės ūkį diplomą, tai man greit išrašė ūkininką pažymėjimą. Ir aš po savaitės jau pas ponę atidrausę, sakau, aš ūkininkas, turiu karvę, viskas man tvarko, viskas pas tavęs yra. Tai ką, sako, patalpas? Nu ką patalpas? Praktiškai patalpas kaip ir buvo jau. Nu ir atvažiavau čia patikrai, viskus susitvarkiau ir aš turiu dokumentus. Ir greičiausiai, kad po šiaudainą, ko gero, kad dėl kastinį, kad galėčiau prekiauti mūgės torvau. Vienintelis, ko gero, turiu su Lietuvu kol kas. Bet matyt, ir nebeatsiras kiek turiu galvoju. Dėl to, kad žiaurė ūkė mažėja. Įsivaizduojat, kaip nepriklausomybė stoja, kaip įsigalėja ūkininkavimams, 250 000 buvo ūkių peina gamyba. O šiandieną 7,5 tūkstančių lieka tik tai, įsivaizduojat. Ant kiek viskas. Va. Jo, nebė. Tam kaime čia vienintelis įtetas. Va. Nu ir ką, jau kitas metas jau aš prekiavau Kaziuko mugėje. Česnakas, čia suspaudžiau česnaką. Va. Nu ir edukacinis. To kart supratau, kad nieks pasaulyje tokį kažko panašaus nesu, kasti nieks. Tik ta mes Žemaitė, vienintelė. Nu, o kaip su Aš pasakysiu, žiūrėkit. Pasaulyje niekas nesuka kastinį. Tik žemaičiai. A kategorijos paveldo vardą turi vienintelis Petras Lietuvoje. Tai reiškia pasaulyje vienintelis. Ir atiteko man. Ir aš šiandien aiškinu, sakau, žinot kur, tu nemėti berekalą, nebi perk loterijos jokių bilietų, tu vieną kartą laimėsi. Nu, o, dabar biški, matot, aš ne tik dėl ponios atvažiavau čia, bet dar buvo toks tikslas. Matot, aišku, istorijai jums teko mokytis, esat girdėjai, esat matę Žemaitės vėliavą. Ponė, Meška. Meška. O, bet Meška, pirma Meška buvo be onkaklį, o paskiau Meška atsirado su onkakliu. Nu, kaip šunių dedu, taip ir Meška, ne? O dėl ko? Prijaukino. Ne. Neprijaukino, esmė buvo.
Matot, kas į mes Žemaitę buvome Europo paskutinė pagonis. Į kapą apkrikštėjai, meška atsirado Sonkapliu. Reiškia uždėjus. Bet mes nenorėjom krikštytis. Į galvos step reiškia, kad apkarpis smarkiai žemės mums. Yra nei džiaugas, parsivežimo, nežinau. Aš čia atvažiavau, apsivežėjau geresnį gabalą. Taip supirkinėjau žemės, įjungų prie Žemaitės. Aš pripažįstu Respublikas vėliau, bet pas mus vis laik esu Žemaitė. Pasiminėjom atgal žemės. Gera taktika. Gera. Be karo, be nieko. Matai, kuo mažesnis šalelį, tuo godresnis žmonės. Vienetai. Iš tikrųjų, jo. Man kalbėti ar dar ne? Gali papasakoti iš. Studijų metais yra tekę būti Aukštaitijai, Dzūkijai, Suvalkijai. Būdavo ateini į kokią trobą iš karto. Šitą, kviečia tave, užeik į svečius, žinai. Šitą ir jeigu studentai, tai visą laiką duoda pieno, sūrio, palikta prie šulinio, žinai, eini, nesilabini, iškart visi vaišina, nu atrodo viskas taip natūraliai. Kai patekau į Žemaitiją, žinokit, ten kitaip. Būdavo užeini į kokią trobą, nužvelgia tave nuo galvos iki kojų, sakydavo, ja, juk iš kur esi? Sakydavo, iš Jonavos. Iš Jonavos, juk prie mūsų irgi ir vienas rusas. Ir gerbdama ir tą rusų tautą, aš tiesiog suprasdavau, kad aš esu ne jų. Nu, ne vietinė, nemoku jie žemaitiškai rokuoti, žinai, ten. Nu, bet paskui įsižiūri, ką tu veiki, su kuo tu esi, tada akšek, tada jau motin nešk, tėvą nešk. Vienu žodžiu, tai žinai, nuo 54 iki 104 aš labai greitai priėjau. Sako, a tu kiek buvai neėdus? Nu, žinot, studentas, ką parūkęs, tai žinau, kada būdavo, kada pavalgius, tai nelabai. Tai va, tai vienu žodžiu tiesiog ir mane labai ten stebindavo tas kastinio ėdimas. Ne kiekvienas žemaitis ar žemaitė suka kastinį. Bet Petro mama sakydavo, aplinkiniai visi, kai jos kasnis būdavo pats žiauriai skanus, žiauriai geras. Tai vienu žodžiu kažkaip turėtų populiarumą labai. Ir pas jos būdavo visą laiką to kastinio. Na tai įsivaizduokit, dabar atsikelia tėvas ryte, motina pripjausto tokių, žinai, spirgų. Jisai traškina tos spirgų, žinai, iš riebalo traukia, supranti. Prikanda kastinio. Riebalo. Riebalo su riebalu. Jeigu verda, žinai, kotletai su padažu, bulvės, supranti, vis tiek prikanda kastinio. Sriuba, naminė grėtinė, vis tiek prikanda kastinio. Ir be kastinio, nu niekas. Sakydavo, jeigu kastinis skanesnis ir su saldi bulka, negu su rūgščia duona. Ir iš tikrųjų turi būti ar bulvė saldesnė, ar baltas pyragas, kastinis žymiai yra skaniau. Na ir, kaip sakoma, stebėjausi aš viskuo. Bet visa tai, ko aš stebėjausi, mane visą gyvenimą lydi, žinokit. Tai aš jaunimui kartais ir sakau, žinokit, ko tik pasigydysi, tai visą. Ir matot, kas ir, Ana nelaba mata iškart suprata, kad pas mumis kastinis būdavo šventinis ir kasdieninis. Va. Šventinis šiandien mes sokam. Va, šventinis sokam stepį. O kasdienienis kastinis įkudesnis, rūgštiesnis ir šveisesnis. Un toks panašiai, kaip tas valdušs, kad yra. Va, tai būdavo, matot, kas ir, nes aš prisimenu probabą kastinį jau matyti soką, nes ten buvo jau sena, pat neapsokdavau, bet reguliaudavau mano babą, kad tą viską teisingą darytų, tai reiškia mokėjant. Baba soka, iš babas išmokau aš ir mano motina, tai jau 4 kartus. Ir mano sūnus abudu mok, jau 5 kartą. Daugiau 100 metų sokam. Dėl to tas kastinis toks ir yra.
Dėl to, kad mes darom taip, kaip priklauso. O matot, o ten tas kasdienienis, anų būdavo, sokdavo taip. Išmašinaudavo peiną, saldį grėtinelį, naudodavo į potrą, on daržovių, nu, on blynų, on plyncių, žemaitė sakyti, ne on blynų. Plyncę mes takom, ne blyną. Nu ir ana pastov kelias dėjinas kamarų, ir ana sokeitė, ir an labarėjai ir. Nu, grinsvai, jie tų kastinį vesti, o kuoliai sako, koks skanus kastinis, peršlys šau, bus gyvenims jaunųjų laimings ir turtingas. Tai va. O iš kur pavadinimas kilęs kastinis? Nu čia matyt nuo to žodį, kad prikols. Prikols, nu, Prikasti. jo. Čia nuto bus greičiausiai. Prikosti. Net anuto veino neėsi. O tai prikondams. I baba tik sokstoktą kastinį jas nedaudavo. Išneždavo į kamarą ir kad suspastingdavo, to kartą atneždavo atgal. O taip neleisdavo. Ale jūs dabar kamaras neturit. Ne. Tai mes Kur nešit? jėsiam šiltą. Šiltai jau gausi. Ir mato, dėl ko aš nesiženėjau už žemaitės. Jeigu čia ir žemaitė, nepykit. Anos tai griežtas moteriškas. Du kart nekartu. Tuos poniau. Jo. Nu, gal Nors sveino veito gal vadovavo. Prie žmonių nepalieks. Apie jau pasakysi, tai Ale pastebėjau, nepasidau. ons pavadint, sak, poni gali. Ką gražią savo žmoną, poni. Nenusipelnytų, nevadintų. Kas? Išvažiuoja pro šalį, sustoja kelio paklaus, žinai. Jinai nužvelgia nuo galvos iki kojų. Sako, jeigu yra krūžas pašulinį, pagerti važiuok. Jeigu tas žmogus kažko reikalingas, sako, akšek į trobą, užeik į trobą, pakviečia į trobą. Sakydavo vakar, eikit į Zeksiją, atneškit, žiūrėkit, ką būtų ant kojelės. Jeigu tas žmogus labiau, sakydavo, ja vakar, žiūrėkit, kada būtų su auksiniu. Nu, naini, paimi tą taurę, žinai, ant kojelės, su auksiniu. O jinai paima nuo pečiaus arbatinį, ten užpilta kokią mėsą, jos surinkta žolė, ten kokias 3 dienas pastovėjus, toks baltvinas, tas gėrimas, žinai. Pila į tą taurę prasoja, žinai. O jinai stovi tarp durų ir būrė tam žmogui, ir gydo jį, ir sako, kad ta žolė. Viena nuo kepenų, kita nuo smegenų. Ir tas žmogus tada išgeria vieną, antrą tą taurę, trečią. Aš galvoju, viešpatie Dieve, kaip galima gerti kažkokią nesąmonę. Ir tikėti visiškai kvailai žodžiais. Bet aš dabar darau tą patį. Sutinku, kaip jinai su taurėm, pažiūrėkit. Vienu ant kojelės, kitu su auksiniu. Palei manos, Anyta su auksiniu, tai jau žiauriai, baisiai geri žmonės arba reikalingi. Taip. O kas jau gavot be auksinio, žinokit, mano biznis. Kitą kartą su kita kompanija pas mane atvažiuoja. Na ir aš kaip sakau, tai taip pat sutinku jūs ir duodu žodį. O dėl to kažkas lupsit lupeną. Į servetėlę, išima ten, kitą krepšelį, įmat naują servetėlę. Nu, suprant, keisit bulves ir... Dabar labai reikės viską pasidalinti. Ar ne? Kastinio visko, nes kadangi bus mažiausiai 5 produktai reikės ragauti. Tai skrandį vietos turit palikti viskam. Nes jeigu vien tik privalgysit bulves su kastiniu, neparagausit dar 5 sūrių skonio. Tai va, tai tiesiog rekomenduoju. Gerai?
O šiaip nenunešiu nuo stalo, kas liks paskui dar mūšit, kaip sako. Va. Tai dabar įmat bulves. O jeigu nori, kad keitesnis gautų, reik bėšti, kad būtų daugiau, čiut parūkit, bėšti čiut daugiau ir dar sak priklauso nuo kaitinimo. Jeigu tu užpylė, permaišę, iš karto išjunk dujas, kad neperka. Jeigu sako, tu per daug pakaitini, jo, žiauriai keita masimo. Aš pati darydavau savo sūrį, bet aš nesurūkščiu pieną. Darydavau tiesiog maisto 50 gramų ant tokio Didimo baltymo, tai gal karščiai jisai mažėja per pusę. Tai va, tai ta prasme noriu pasakyti, kad iš tikrųjų viską darom natūraliai. Kaip sakoma, maistas, kad būtų vaistas iš tikrųjų. Va. Kitas dalykas, būnant tenais irgi ateina žmonės ir visokių pasako irgi įdomybių. Tai atėjo viena močiutė tokia ir sako, žinai, sako, kad tu vaikelį pardavinėjai baltą sūrį. Tai tu, žinai, sako, paimk tu jį, sako, pagarink žolelėm, sako, žinai, supranti, medum, apvyniok šoninę, sako, ir iškep, sako, tu pamatysi, kaip bus skanu. Nu, galvoju, kažkokia tai nesąmonė, žinai. Bet kažkaip vis ta mintis buvo, žinai, nu tai pirmą, jūs pakėt pirmą tą sūrį, kur buvo su žolelėm. Tai man labai sunkiai buvo, kol aš atradau kokią žolelės. Nes bandžiau ir džiovintus pomidorus ir tokius, nu, man netiko pačiai skonis. Visai neblogas, ar ne skonis? Va. Nu ir tada jau toliau pabandžiau su šoninė. Ir su šoninė ir su medum. Tas antras tai yra su šoninė ir su medum. Tai irgi toksai savotiškas, tai dabar mes turim Velykom ir Kalėdom užsakymų, žmonės vietoj karštų visi užsako ir kepasi savo. Tai va, tai tiesiog, tai taip ir atsirado ta sūrių istorija. Na, o iš tikrųjų, tai klausia, ką jūs čia veikia? Tai visų pirma, duodam sočiai ir skaniai paėsti, ne? Antras dalykas, iš tikrųjų, turim žmonių, kuriuos gydom. Tai yra keista, bet iš tikrųjų tas, kas leidžiasi chemiją kokią, tenai žino, kaip būna. Tai reikia daug baltymų, tai baltą paprastas turi be jokios, be druskos, be nieko. Tai užsakinėja žmonės baltus paprastus sūrius ir iš kažkur gauna gerą medaus. Ir sakė, kad tai va čia yra. Tai vis turim po vieną kitą žmogų ar vaiką kokį, nes iš tikrųjų jokios chemijos nenaudojam, nieko nenaudojam. Negaunam labai daug, bet